Sveiki, brangieji, kaip gyvenat, kaip laikotės? Nu ką, įdomi savaitė buvo, ar ne? Įdomi savaitė, daug labai įvykių, visokių įvyko. Pradedant nuo mano teismo ir mano pasistos visiems žinutės, kur, ištransliavo žurnalistai geriausių būdų, kokie tai galėjo. Ir tikrai labai ačiū visiems žmonėm, kurie išgirdo mane, kurie atkreipė dėmesį ir kurie pradėjo daugiau gilintis, kurie palaikot mane ir kurių tų palaikytojų su kiekviena diena vis daugėja, matant, kas vyksta viskas ir kaip viskas yra pateikiama. Man tiesiog yra, kaip čia pasakyti, aš niekada nebuvau susidūrus su tokiam aukštam lygmenį, su teroristais, su teroristiniam grupuotėm, kurios dirba didžiuliu plačiu mastu, su teroristiniam politiniam partijom, tokiom kaip konservatoriai, liberalai, laisviečiai ir skvernelistai. Ir kaip jie, dirbdami su žiniasklaida, su jiem pavaldžiais, nupirktais influenceriais ir kitais kitais žmonėmis, kaip, pavyzdžiui, darbuotojais LRT, kurie sėdi prie kompo ir rašo komentarus, kuria anketas ir visa kita. Tai įdomu labai pamatyti, nuoširdžiai. Aišku, gavau dušą, tai nuo pačio pirmo teismo posėdžio, kai pats teismo posėdis vyko. Tai, mėly žmonės, tie, kurie rašot, kurie norit ateiti į teismo posėdį, palaikyti mane, tikrai neikit. Ten negalima eiti. Kodėl? Dėl to, kad tas teismo posėdis vienas iš neva kabutėse nukentėjusių žmonių, kuris nepatyrė jokios žalos, kuris kažkokios pasirodo yra religinės žydų bendruomenės, kurios aš nesu girdėjus, kad iš vis tokia egzistuoja. Nebent gal satanistų atstovus jie atstovauja. Tai šitas atstovas, jisai yra nuotoliu. Ir kadangi kai nuotoliu, jo telikas stovi virš teismo teisėjos galvos, šalia, ir nukreipta į salę. Ir jisai viską filmuoja. Filmuoja ir fiksuoja visus žmonės, kurie ateina. Ir kas po to su tais žmonėmis įvyksta persekiojimas. Jie atleidžiami iš darbų. Vaikai, jeigu turi vaikai mokyklose, pradeda persekioti, jeigu ten turi verslus, verslam, visokias valstybinės institucijos užsunda ir visą kitą. Tai neikit. Jeigu norit mane palaikyti, tai socialiniai erdvėjai galit visur rašyti, viską daryti, ten nesuseks, nes nėra įmanoma susekti. Lygiai taip pat, jeigu norit man kažką perduoti, parašyti, paklausti, galit man rašyti į žinutes tiek per Messengerį, nes Messengeris nėra sekamas, vienintelis dalykas, kas nėra sekama, dar jiem neprieinant, tai Messengeris. Ir tiek Instagram'e žinutę galima parašyti, tiek TikTok'e galima parašyti, tiek X platformai. Aš visose tose platformose turiu savo anketas ir galit man parašyti, jie neprieina prie šitų. Tai čia yra labai labai svarbu, nes yra medžioklė, jau senai vyksta ta medžioklė. Ir čia mes turim su aukščiausio lygio teroristais, kurie naudoja tokius ginklus, kur, šiai dienai, kaip čia pasakyti, tikrai į vienus vartus, kaip sakant, bejėgį žmogų talžo iš visų pusių. Bent jau nori tą padaryti. Bet labai ačiū sąmoningiem visiems žmonėm, kurie mato, kas vyksta ir kurie atitinkamai reaguoja. Tai labai labai dėl to dėkoju ir džiaugiuosi. Ten tie vaikai, kurie nesupranta, ką jie daro, jie parodo savo sąmoningumo lygį ir nesuvokimą, kas viskas čia vyksta. Labai gaila, kad vakar negalėjau dalyvauti Vilniuje Čarlio mūsų Kirko
pagerbimo renginy prie JAV ambasados, nes tiesiog neturėjau galimybės atvažiuoti. Šitie teroristai, jie puikiai, kaip sakant, jie puikiai žino metodus, kaip paveikti, ne tik naudojantis socialinę erdvę, formuojant neigiamą nuomonę apie mane, lyg kažkokią aš būčiau, nežinau, kažkokią degradavusią asmenybę, be išsilavinimo, be iš vis, nežinau, kažkokia nusikaltėlė, kur nėra. Aš turiu išsilavinimą ir greičiausiai gal netgi, kiek žiūriu, aukštesnį negu pati teisėja greičiausiai. Pasižiūrėsim. Nes kada čia gavau penktadienį laišką. Gavau, kad tai dar grįžtu prie to Charlie Kirką paminėjimą. Tai dovanokit labai, kad negalėjau atvykti. Labai norėjau iš tikrųjų, nes tai yra labai svarbus momentas buvo, kuris apskritai čia yra posūkio taškas. Čia yra toks posūkio taškas su Čarlio nužudymu įvyko posūkio taškas ne tik Amerikoje, bet apskritai visam pasaulyje. Žmonės, kai kurie čia, net ir mūsų politikai nelabai suvokia dar, kas buvo Charlis Kirkas, kokio tai lygmens asmuo. Ir kaip tai paveikia pačią Ameriką, Europą ir mūsų valstybę ir visą pasaulį. Tai tikrai labai dėkoju kolegom, kurie susirinko, atėjo, pagerbė, uždegė žvakutes, kalbėjo kalbas ir nuoširdžiai visiems dėkoju ten susirinkusiem. Jūs esat patys drąsiausi žmonės ir patys didžiausi krikščionys, tikintis Dievu ir tikintis teisybę ir teisingumu. Ir tikrai labai gaila, kad negalėjau atvykti, nes tie teroristai įlindė mano šeimą, padarė savo. Kadangi mano tėvai, mano šeimos nariai negyvena tuo, ko aš gyvenu, jie nėra gyvenime susidūrę su tokiais dalykais, jie net nesuvokia, kad juos tiesiog pasinaudojo jais ir mane paveikiant, atimant tam tikrus dalykus, finansiškai veikiant, nes šitie puikiai yra pasidarbavę, atimdami visas mano veiklas, visas mano darbus, viską uždarė, atėmė kompiuterį ir ne tik, nes kompiuteriai yra, įdomu, atėmė kompiuterį ir tam kompiuterį yra medžiaga, kuri praktiškai išteisina mane. Ir aš negaliu jos paimti ir panaudoti teisme, nes teisme yra mano kompas. Tai kur čia sąžinė yra? Kokia čia gali gynyba būti? Jokios. Absoliučiai. Ir ta prasme, ir juokiasi, ir daro užsakymus influenceriam, kad juoktasi, kad aš neturiu kompiuterio. Koks Mantas Stonkus yra debilas. Darydamas visokius memus apie mane. Dėl mano konfiskuoto kompiuterio. Šiuolaikinis žmogus, išsilavinęs šiuolaikinis žmogus, mokesčių net negali be kompo apmokėti. Tai ką aš šnekėti apie kitus darbus, kur reikia sąskaitas rašyti, visokias ataskaitas pildyti, visokius raštus institucijom rašyti. Ir jisai žvengia. Ir dauguma žmonių žvengia. Iš to. Kažkam juokinga labai. Ko čia juoktis reikia? Kitas dalykas, kiti žmonės dabar naudoja mano garso takelį iš LNK žinių, ne mano garso takelį, kaip čia LNK žinių tarnybos garso takelį su mano balsu. Tai ir ten visokias nesąmonės daro. Ir juokiasi, jiem juokinga žmonėm, aš čia kovoju už gyvybę praktiškai, nes galiu ne tik aš žudyta, bet visa mano šeima yra giminė. Tai kažkam čia juokinga yra. Kažkam čia juokinga. Siaubas, tragedija. Tai labai tas matosi, kur yra žmonės nupirkti, užsakyti kažkokie tie dalykai, ten kaip pas Mantų Stonkų, dar tenais pas kitus kelis veikėjus,
kurie, patys išsidavė, kaip sakant, nereikėjo tą daryti. Ir matosi, kur kiti žmonės gal nesuvokia. Tai bet kokiu atveju žmonės, jeigu pamatysi tokius visokius video socialinėje erdvėje, kur naudoja mano atvaizdą ir ten nori paveikti kažkaip, ar ten padaryti visokia informacija pateikta, iškarpyta, ten suformuojant tam tikrą kažkokią žinutę apie mane neigiamą, tai būkit geri, atsiųskit man. Atsiųskit, nes bus šita visa medžiaga pridėta prie šitos bylos. Va. Ir čia tik pradžia. Čia tik pradžia buvo įžanga. Nereikėjo lysti prie mano šeimos, nereikėjo prie manęs lysti, nereikėjo prie Gražulio lysti ir nereikėjo prie Žemaitaičio lysti. Mes niekada nepasiduosim. Niekada. Bet mes nekovosim taip, kaip jūs kovojat. Tokių nesąmonių, kaip jūs ką darot, mes niekada gyvenime nedarėm ir nedarysim. Bet yra įstatymai ir jų visi turi laikytis. Tiek teisme, teisėjai, tiek žurnalistai turi laikytis žurnalisto etikos kodekso. Ir negali per žinias formuoti ar teikti, kad aš teismo posėdį elgiausi neadekvačiai. Tai man įdomu bus, kaip jie pagrys ir kaip įrodys tą mano neadekvatumą. Ir kodėl taip stengiasi padaryti, kad kažkas man negerai su psichika. Kaip aš esu sveika moteris, kuri kovoja už save, už savo darbus, už savo šeimą, už teisę pasisakyti įvairiais klausimais, už teisę išreikšti pyktį, nusivylimą ir liūdesį mūsų valdžia, mūsų korumpuotais valdininkais ir apskritai visą sudraskytą mūsų valstybės sistemą. Aš niekada nebuvau prieš valstybės sistemą. Aš visada buvau jos dalis. Ir tai, kas vyksta, ką aš matau, veda į susinaikinimą. Ne tik mūsų valstybės, tautos, bet apskritai žmonijos. Ir aš tikrai neketinu ten draskytis, nes nėra dėl ko draskytis. Pirma, nėra įvykdyta nusikaltimo įvykio. Žmonės, nėra padaryta nusikaltimo įvykio. Niekas nebuvo padaryta, kad būtų padaryta fiziškai. Čia viskas eina apie pasakytus žodžius, kurie nevirto kažkuo daugiau. Ir dar kas keiščiausia, kad tie žmonės, kurie tuo pasinaudoja tam, kad, nuteikti žmonės prieš mane, prieš pačius rinkimus ir, pasistengti, kad gaučiau tik 300 balsų, nors niekas nežino, kiek realiai ten tų balsų, kiek kas gavo ir kiek ten iš tikrųjų tiesos pačiuose tuose rinkimuose buvo. Aš net nebejoju, kad Seimo rinkimus pas mus laimėjo Saulės apygardai Antanas Reika, tikrai Nedomas Griškevičius. Ir kad aš surinkau ten nedaug ir nelaimėjau Seimo rinkimų, tai čia nereikia stebėtis, nes aš dalyvau pirmą kartą. Ir aš apskritai net agitaciją savo politinės kampanijas rimtos net nedariau. Nes kai tu nežinai, kas tai yra ir susiduri pirmą kartą, tai normalu, natūralu yra ir, kaip sakant, akcentuoti tai, kad aš pralaimėjau Seimo rinkimus dalyvaujant pirmą kartą, kvailai atrodo labai taip kvailai ir neišmintingai. Kitas dalykas, aš ten niekada neėjau į politiką dėl valdžios, prestižo, pinigų ar dar kažko. Aš jau su dėliom problemom, su kurios šiandieną aš esu teismuose.
Ir aš kuo toliau to matau, kad eiti į politiką nėra labai didelės prasmės. Ten drėtis, muštis, nes kiek matom, nelabai ką ten žmonės gali padaryti. Ten atsidūrė, sėdi, pinigus gauna, bet rezultato jokio. Tik rietenos dėl ministerijų. Jau metai laiką nesugeba susitarti. Va, ir toliau muštynės vyksta dėl pinigų. Visi tą matom. Liūdnas vaizdas. Tai ką, tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų.